Pirmasis siužetas skirtas patiems drąsiausiams, nes kalbėsime apie galimybę pažvelgti į savo genetinį fondą. Ar galima atlikus tam tikrus tyrimus užkirsti kelią tokioms ligoms kaip insultas, infarktas, onkologinės ligos? Iki šiol stebuklus burdavo tik pasakų raganos. Tiesa, lengvatikiams nelaimiai ne tik filmukuose. Šiuolaikinė medicina apie savus stebuklus pasakų neseka, pateikia įrodymus. Tai, ką jis šiandien gali pasiūlyti jau ir Lietuvoje, GK klinikoje Vilniuje, pasaulyje laikoma mokslo sensacija. Tai vadinamoji genetinių tyrimų analizė. Procedūra paprastutė. Trunka 10 minučių ir jokio skausmo. Štai instrumentai. Labiau į ausų krapštukus panašios lazdelės, tik kiek didesnės. Jomis gydytojas paima vidinės žando gleivinės mėginius, patikimumo dėliai kelis iškart. Sandariai supakuoja ir netrukus įsiūs GK klinikos partneriams patyrusiems specialistams Austrijoje. Ten atliks, galima sakyti, unikalų tyrimą. Nustatys pacientės genomą, tai yra iškoduos informaciją, kurią slepia DNR. Maždaug po 6 savaičių daktaras pacientę pasikvies vėl. Austrų parsiųsta analizė leis apie jos sveikatą ateityje pasakyti beveik viską. Ar sirgs, pavyzdžiui, krūties vėžiu, diabetu, o gal paveldės venų ligas arba ištiks insultas? Kol kas visišką 100% tikslumą mokslininkai duoda tik dėl nuodugniausiai ištirtų kardiologinių, endokrinologinių, onkologinių ligų. Tai yra tų, kurios palaužia daugiausia žmonių pasaulyje. Tačiau jei mokslas taip sparčiai žengs pirmyn, nėra abejonių. Netrukus iš anksto tiksliai galėsime žinoti apie 1000 ligų. Tavo genomas tai yra tas pats kaip visas tu. Tavo asmeniškas DNR, tavo asmeniškas genomas ir ten yra užkoduota bent jau šiai dienai, kas galim pasakyti, tai dėl onkologijos, tai ten ar krūties vėžys, ar ten prostatos vėžys, ar žmogus osteoporozė, ar metabolizmas, ar koronarinės ligos, ar cukrinis diabetas, netgi maisto toleravimo testas genetiniam lygiai. Tai visą šitą galima pasakyti pakankamai tiksliai, tai yra 100% pagal genomą ir toliau priklauso nuo žmogaus. Profilaktika mes pasakoma toliau priklauso nuo žmogaus. Tiesą sakant, toliau yra tik 2 galimybės – arba ligos laukti, arba užbėgti jai už akių. Pagal išaiškintus genetinius polinkius pacientui sudaroma labai tiksli, tik asmeniškai jam tinkama prevencijos programa. Savotiškas gyvenimo planas. Pirmiausia, tai yra rekomendacijos, ką reikia daryti arba ką nedaryti. Tai yra pradedant nuo maisto, ką valgyti, ką nevalgyti, ko reikia vengti ir gyvenimo būdų ir baigiant, sakykime, maisto papildais, kurie yra individualūs maisto papildai sukūrėmi žmogui ir žmogus gali juos vartoti ir atitinkamai, reiškia, naudojant šitus maisto papildus, išvengiame tą ligą. Nes jeigu, sakykime, jums nebūtinas visos vitaminų ir mineralų kompleksas, būtinas tik tai tas, tai pagal genetiką genomą tai jums tik tai tas tyrimas ir bus, reiškia, atliktas ir tik tai ta maisto papildas tik tai ir bus įdėtas. Asmeniškai jums pagal jūsų genomą sukūriamas tas papildas, jeigu ten yra problema su širdim, reiškia, ten, sakykime, jeigu reikia ten omegos rūgšties arba ten dar kažko, tai arba ten seleno reikia daugiau, arba ten magnio ir taip toliau, tai visa šita asmeniškai bus sukurtas Marytei, Onutei arba Jonui arba Petrui ir būtent pagal jam reikalingą poreikį. Čia yra labai labai svarbu. Taip, skamba neįtikėtinai. Specialiai kiekvienam iš mūsų asmeniškai gaminami preparatai. Tačiau neabejojama, tokia ir bus ateities medicina. Genomo tyrimas daromas vienintelį kartą gyvenime. Unikalios genetinės savybės niekada nesikeičia. Galima tyrimą padaryti kūdikiui ir gautais duomenimis vadovautis iki pat senatvės.
Jeigu žmogus nori sužinoti, ar jam grėsia, po 20, po 30 metų susirgti psichikos liga, tai kol kas šiandien jis dar negaus tokio atsakymo. Taip, negaus vienareikšmiškai. Bent jau šitų tyrimų pagalba negaus, nes genomas nustatytas gana jaunas dalykas, 2001 metais pirmą kartą buvo nustatytas ir principai šitie visi dalykai medicina yra senas mokslas, o jo šitas padalinys yra savotiškai jaunas. GK klinika genomo tyrimą siūlo vienintelė Baltijos regione. Tyrimo duomenys itin slapti, atskleidžiami tik pačiam pacientui. Tie, kurie išbandė, pripažįsta, žinoti tai nėra bijoti. Greičiau galimybė turėti šiek tiek daugiau už kitus, laiką, per kurį galima spėti daug pakeisti. Taigi, ką rinksimės? Burtininkių pasakas ar mokslo įrodymus?